Baigėsi minutės pertraukėlė. Taigi Žalgirio penktadienį Eurolygoje laukia pirmoji dvikova namuose su Nižnij Novgorodo komanda, o po to dvikova Lietuvos krepšinio lygoje sekmadienį su Klaipėdos Neptūnu. O čia laikas tiksi prie ketvirto kėlinio pabaigos. Lieka nepilnos 8 sekundės Vilniaus Lietuvos Ryto komandos stebuklingam išsigelbėjimui. Jeigu toks dar gali nutikti, 5 taškai skiria komandas. Martynas Gecevičius neleidžia jam mesti iš karto. Žalgiriečiai Gediminas Orelikas, dar vienas taiklus jo metimas. Orelikas šiandieną pataikė 6 tritaškius iš 7 ir Lietuvos Rytas ką tik vos neišsigelbėjo. Ką tik vos stebuklingai neišsigelbėjo. Žalgiris išmetė kamuolį tiesiai varžovams į rankas, tačiau iškovoja pergalę rezultatu 84-82. Tiesiog fantastiškos buvo šitos rungtynės. Aš suprantu, kad tiems, kurie sirgo už Lietuvos Rytą, apmaudu, tiems, kuriems sirgo už Žalgirį, smagu, bet šiaip pasižiūrėjus į viską iš paukščio skrydžio, tai buvo nuostabios rungtynės. Jos jau baigėsi su pergalė visus Žalgirio komandos gerbėjus, o mes netrukus pamėginsime pakalbinti ką nors iš Žalgirio ir pasiklausti nuomonės ir pirmųjų įspūdžių.